Labą dieną visiems. Sveiki. Čia yra Julija ir šiandien mes jums pristatysime Žaidimas. kuris iš tikrųjų mums labai patiko. Ir kartais tikrai nueinam į parduotuvę ir nežinom, ką nusipirkti, taigi visai netyčia atradom tikrai vertą dėmesio, tokį šeimos žaidimą, tikrai nesudėtingas, išbandė ir mūsų mažoji sesutė. Taigi šiandien mes parodysime jums šitą žaidimą, jūs nuspręsite, ar vertas jis dėmesio ar ne. Jeigu vertas, tai mes jį įsigijome Norfoje. Tai va, tikrai nedaug kainuoja, šiandien pataikiau ant 40% nuolaidos, ten nežinau, apie 12 gal eurų kainavo tas žaidimas, tai tikrai vertas, nes labai lavina atmintį. Taigi, Mija, atidaryk tą dėžutę. Aš liksiu už kadro, tikrai nenusiteikus filmuotis, bet pakalbėti galiu. Taigi, Mija bus šiandien pagrindinė mūsų aktorė. Šioje dėžutėje, kaip matote, yra spalvoti flomasteriai. 6 spalvos. Flomasteriai atrodo šitaip ir turi triniklius. Taigi, žaidimo tikslas yra labai paprastas ir labai naudingas. Yra daug visokių kortelių su piešinukais, kurios nėra nuspalvintos. Atrodytų viskas labai paprasta, bet kita pusė yra nuspalvinta. Ir mes su Mija išsitrauksim po kortelę, ją turėsime nenuspalvintą pusę. Nematau, kaip jūs čia matot mane. Nenuspalvinta pusė, taigi leisiu Mijai pirmai išsitraukti kortelę. Bandysim skaičiuoti taškus, čia galima ir sunkinti, yra aiškiai parašytos taisyklės. Mes šiandien pabandysime tą patį paprasčiausią būdą. Aš išsitrauksiu šitą kortelę. Šitą, o aš tarkim... Tai va, o aš tarkim išsitrauksiu ledus. Matot mano ledai, dabar mes pasidedam tas korteles. Jas nežiūrim, reikėtų gal Mija išimti visus flomasterius, nes reikia dalintis tais flomasteriais. Korteles pasidedamės šitaip. Taigi va, tada pasiruošiam ir flomasterius, ir kortelę. Suskaičiuojam iki 3, tada atsiversime nuspalvintą pusę. Va šitą tokį pusę. Taip, jūs gudraujate, jūs matėt spalvas. Atsiversime nuspalvintą pusę, bandysim įsidėmėti. Nėra ribojamas įsidėmėjimo laikas, bet kortelę galima atsiversti tik tai vieną kartą. Jos pamiršus spalvą atsiversti pakartoti negalima. Ir pažiūrėsim, kaip čia mums su Mija pavyks įsiminti ir per kiek. Taigi tikslas yra teisingai ir kuo greičiau nuspalvinti. Taigi challenge'as tuoj prasidės. Ir skaičiuosim taškus, dar tokios turim korteles, tai mes tiesiog su Mija, tarkim, mano bus geltona spalva, o Mijos, tarkim, bus raudona ir kuri laimi pirmą raundą, tai tarkim atsižymėsim. Ten tiksliai iki galo net iš tikrųjų neperskaitėm tų taisyklių, bet tiek, kiek mums reikėjo pirmutui. Taigi mes su Mija pradėsime šitą žaidimą. Mija pasiruošus. 1, 2, 3. Jau pamiršau. Nežinau, man atrodo, pamiršau. O, aš man atrodo, mama jau pamiršau. Bet aš teisingai nesumaišiau spalvas. Taigi, dabar beliko pasižiūrėti, ar Mija. Va, atrodė tiek paprasta, atrodė įsiminiau, viskas gerai. Aš va taip padariau. Nu gerai, pas mane. Aš va taip vat. Mano šitaip, ne taip kruopščiai kaip Mijos. Taigi bandom. 3, 2, 1. Tai gerai, mano žalia, raudona, oranžinė, gerai, tada turėjo būti mėlyna, geltona, fioletinė. Aš čia suklydžiu, tai būtų.
Ne, viskas gerai, tu matai kitaip. Jau. Viskas gerai. Aš laimėjau. Taigi va, iš tikrųjų tikrai, va, kaip matot, nu galim dar kartą pabandyti, taigi laimėjo Mija, kokia sakiau bus tavo spalva. Mano bus raudona. Pažymiu, kad va raudonas taškas Mijai. Matyt, nematyt, matyt. Taigi va, bandom dar po vieną kortelę išsitraukti. Aš išsitryniau. Tai gerai, išsitrinsim. Pabandom dar po vieną traukti Mijai kortelę. Kažkaip, opa, gerai. Gerai, o šitą. Gerai, taigi parodom korteles, ką išsitraukiam. Gerai, ir pasiruoš dėmesio. 1, 2, 3, pradedam. Raudona, mėlyna, raudona. Žalia, oranžinė, fioleta. Gerai. Aš jau pamiršau. Aš jau Eik, bet smagu žaidimas, o ne? Jau žiauriai. Aš dabar geltoną ar mėlyną pat. Galėtų dabar mėlyną. Tai imk kitą spalvą Aš tada greitai. geltoną. Raudona. Neatsimenu tiksliai. Ne, tikrai ne šitas buvo. Tikrai ne šitas. Aš jau į pabaigą Miją pamiršau žalę. Morkvinį, fioletinį. Man atrodo, aš dabar laimėsiu, jeigu nesuklydau. Žalę. Morkvinį, spalvink greičiau, aš jau į pabaigą. Taigi va, jeigu patiks, tikrai galėsite nusipirkti, išbandyti. Ne, čia buvo. Ai, Aš jau. Dabar pasitikrinau. Žalę, morkvinį, fioletinį. Jės, aš laimėjau. Va, galit pažiūrėti mano kortelę. dabar aš palauk. Šitai. Dar manęs palauk. Pažiūrėkit įdėmiai. Šitaip ir apverčiu. Geltona, mėlyna, raudona, žalia, morkvinė, fioletinė. Žalia, morkvinė, fioletinė. Taigi, aš laimėjau. Va, čia yra čytai. Tai viskas, aš jau taip ar taip laimėjau. Tai kokia mano buvo geltona spalva. Aš jau net nepataikiau. Taigi 1-1, ties to ir baigiame. Tikiuosi patiko. Gal dar kokių žaidimų jums parodysim, tikrai turim daug. Išbandytų pat. Man labai patinka šių žaidimų. Gerai, iki. Iki kito karto.